Labą dieną, mėly žiūrovai. Sveiki visi žiūrintys. Jo, tai porą sekundžių palauksim, kol pradės jungti žmonės. Ir šiandieną aš į svečius pasikviečiau Ernestą, kuri man pasirodė įdomi. Ir mes, kai pradėjom su Ernesta kalbėti, kokią čia temą paimt, jinai atidengė savo istoriją, kur pati kažkaip pamatė, kad prisišneka. Pamatė savo istorijai, komunikacijai, bobiškumą. Nes yra dėdiškumas, tai tas pats ir bobiškumas. Tai reiškia, ir vienas iš bobiškumo elementų, taip, ne damos, o bobos, yra užkietėjęs bandymas knisti protą, išprievartauti kitą savo tiesą, priekaištaut, žeminti, skaudinti, nematant to pasiekmių. Ir Ernesta, kaip tu pamatei, kaip tu pradėjai daryti išvadas, kur tu pamatei savo komunikacijos klaidas savo praeitį, kas tave atvedė, kad tu pradėjai įsisąmonint, ką tu čia išdarinėji ir kaip paskui mokai moteris ir vyrus to. Bet pirmą, kaip tu pati priėjai prie to? Iš savo patirties, ar ne? Taip. Tai aš pati turėjau 10 metų trukusią santuoką ir kaip ir daugelis, žinai, mes gyvenam ir galvojam, kad, yra taip, kaip yra, mūsų juk ir mokykloje nemoko, kokie tie santykiai turėtų būti, ką mes iš šeimos atsinešame ar ne, iš to, ką matėm. Tai tiesiog po nutrūkusių santykių, čia aš taip greitai perbėgu, žinai, bet iš tikrųjų tai nutrūkus, būtent jau kai išėjau iš santuokos, praėjo tam tikras laikas ir tu vėl, žinai, jau ten dirbi su savim, bandai atsigauti ir taip toliau. Ir kai jau pradedi vėl kurti kažkokius santykius, tada tu pradedi matyti, kad viskas kartojasi. Ne viskas, bet beveik viskas. Kažkokia dalim, kažkuriam etape gali viskas pasikartoti, bet jau tos užuomazgos, ta pradžia pradeda kartotis. Ir man atėjo toks etapas, toks momentas, kur labai svarbus, į kurį aš ir šiandieną labai smarkiai akcentuoju, kas tai yra atsakomybės prisiėmimas už save. Nes labai dažnai mes esame linkę tas problemas ar ne visas situacijas baksnuoti kitą. Ir kol aš buvau tame kaltinimo, kad kitas kaltas, kitas man suėdė gyvenimą, kitas toks, vyras anoks. Aš neneigiu, kiekvienas mes ar ne santykiuose, juk du žmonės kuria būtent tą santykį ir čia nereikia nei ant savęs nurašyti visko, nei ant kito. Tik kai tu suvoki, kad tos pasiekmes, kurios buvo, ar ne, jeigu ten pradėtumėm vardinti problemas, pradėjau matyti, kad aš taipogi savo tam tikrų elgesių, darimų, komunikaciją, kalbą ir taip toliau, kažkokią būseną, jas taip pat irgi kūriau. Ir kai tu pradedi prisimti atsakomybę už save, kaip sakoma, ne ten, jeigu, tarkim, esi aukos pozicijoje, o kitas ten prieš tave smurtauja kažkaip ten, pavyzdžiui, psichologiškai ar ten fiziškai, nesvarbu. Tai, žinai, mes galime kaltinti tą budelį, bet labai retai kas pasižiūri, kodėl auka yra būtent toje pozicijoje. Ir kai tu pradedi suvokti, kad tu irgi palaikai tą būseną, ir žodžiu, kai aš tą supratau ir pradėjau, iš tikrųjų dirbti su savimi ir tas kelias toks įdomus ir buvo pradėti gilintis, pradėti suvokti ir man atsivėrė akis, kad mes moteris ypatingai su savo labai stipria energija, mes turim be galo daug galios. Ir tai, kaip mes ateiname, mes galim arba sugriauti, prisidėti prie sugriovimo tų santykių, ar neprisėmom visos atsakomybės, arba jį taip pat pakreipti tam tikrą linkme. Tai va čia ir yra, kad mes nežinome kaip, nes mūsų komunikacija automatiškai didžiaja dalimi yra ta tokia destrukcinė, ypatingai kur yra emocijos, kur yra nepatenkinti poreikiai. Čia ir prasidėjo tas darbas su savimi. Jo, tai aš paantrinsiu. Moteris turi labai stiprią energetiką ir stiprius jausmus. Kai jinai ateina su destruktyviais vaizdiniais, tai yra 3 elementai, jinai praktiškai pradeda prakeikinėti vyrą. Mes irgi vyrai negražuoliai, mes dėdiškai irgi elgiamės, bet kiekvienas turi žiūrėti savo ir iš principo tai vadinama prakeikinėjimu. Ir
turėkit omeny, kad, vat kodėl moteris yra labiau atsakinga kai kuriose vietose. Todėl, kad jinai labiau galinga. Nes, va tas užtaisas, tie vaizdiniai, tie sapnai, su kuriais mes bandom įterpti, į kitą, yra vadinamas prakeikinėjimu. Ir mes prakeikinėjam savo partnerį arba partnerę ir paskui stebimės, kodėl santykiai genda. Ir aš va dabar pereisiu prie vieno iš pavyzdžių. Taip. Viena moteris, esanti mano drauguose, pasiskundė, kad ją užblokavo psichologas. Nu ir aš taip, o, įdomu, nu ir kaip jinai jaučiasi, ką jinai ten lyg ir nieko blogo nepasakiau. Ir ten išaiškėja, kas, kuris psichologas. Pareklamuosim Tomą Girdzijauską, jis yra savo vietoj, ne visiems Taip. tinka, kaip ir aš ne visiems Taip, tinku, arba kiekvienas tu savo, taip. Ernesta. Jo, Taip. bet ir toliau moteris parašė, ką jinai ten parašė. Mhm. Ir vėlgi aš iš savo nesubjektyvaus vertinimo pasižiūrėjęs į tą žinutę, kurioje matau 3 klaidas. Mačiau 3 klaidas. Neradau tos žinutės. Būčiau paskaitęs, bet jau nuėjo ir nuėjo. Taip, taip. Aš būčiau ją užblokavęs. Nes ten buvo pažeminimas, įskaudinimas, nuvertinimas. Ir žiūrėkit, ta moteris nekalta. Jinai yra normalus žmogus. Ir visi mes čia normalūs. Problema yra tame, kad jinai nuėjo į savęs pateisinimą, į savo skausmo išreiškimą. Taip, E, taip. Ir, bet jinai, aš pamačiau, kad tą akimirką, va tam Frede, jinai neuždavinėjo klausimo, o ką aš padariau tenais ne taip. Oi, 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 trenkiau irklu per galvą ir matote, kokie mes čia jautrus. Kaip yra tas anekdotas, taip? Ir Taip. mes labai dažnai tom abuserio pozicijoje, vienas dalykas, mes užtvojam žmogui, Taip. o paskui pradedam jį niekint, kaip jis čionais slabakas per savo žaizdas sureagavo. Čia va Mhm. 2 elementai. Pirma prakeikiam, o paskui mums duoda atgal arba pabėga nuo mūsų, o paskui mes sakom, oi, 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 kokie čionais netobuli žmonės, negali normalus žmogaus komunikacijos atlaikyt. Tai vat pavyzdys Dar su ta dviguba tokia moterim. net ir Va, manipuliacija, sakyčiau, bandant save apginti, žinai. taip. Ir ta moteris, aš pasižiūrėjau jos nuotraukas, aš nežinau, kodėl jinai mano drauguose, gal mano net klientė buvo. Papuolė. Jo, dar kartą, jinai nėra blogas žmogus. Ir jinai pamatys tik tai tada, vat, kaip ir Ernesta prisiims atsakomybę už save. Ir kada jinai pradės užduoti teisingus klausimus. O jeigu šiuo metu žmogui blogai ir jisai nori pasiraudamas gauti satisfakciją, taip, Ernesta? Taip, Nes taip. kodėl mes raunamės? Tokiu būdu Ten ir yra pamaitinti save. Taip. pamaitinam save, tai yra malonumas, kitą duchinti. Mes pakeliam savo uodegą, pakeliam reikšmingumą, bet to išmetam skausmą į kitą. Bet žinai, Ir tai Šarūnai, koks žmogus tai daro, tas, kuris jaučiasi menkas ir per kito taip, menkinimą kelia save. Tai čia viskas yra apie tą taip, žmogų. taip, yra apie tą žmogų. Yra situacijos, kur reikia duoti atgal, yra situacijos, kur reikia sakyti tiesą. Ne viskas taip paprasta. Bet, va teisingai pasakei, va 2 elementai. Žmogus, kuris jaučiasi menkai, jisai žaidžia, ten raunasi ant pasaulio, diriguoja pasaulį, kaip kam gyventi. Taip. Ypatingai savo artimus žmonės diriguoja, nu savo partnerį arba partnerį. Ir kol jis nemato savo paterno, kad jisai žaidžia žaidimą komunikacinį nesuvokdamas, kodėl jis tai daro. Va tu Ernesta 2 momentus pasakė. Taip. Ir ką tai sukelia mano komunikacijos tiks, ką aš pasieksiu komunikacijoj. Va, nu va, klasikinė situacija. Darbe, korporacijai, kas nors užvarė ant mūsų. Ir ką norisi padaryti? Apginti tiesą, Iš karto parašyti, gynyba. užtvoti, o čia tu tada, tu toks arba tokia. Ir tada kvepuojam. Ir pasižiūrim, stop, 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 stop. Pirma, neskubam. Niekada, niekur gyvenime nereikia skubėti. Judėti greitai ir atsipalaidavusiai taip, kai kada. Bet skubėti negalima. Ir kai norisi kažką pasakyti, ypatingai norint atstatyti teisybę, apginti save. Ir pirmas elementas, kurį reikia susivokti savyje, reikia nešokt paskui impulsą. Ir nes mes, kai mus sužeidžia,
mes jaučiamės užpulti, pažeminti, neteisingai šnekama su mumis, mes bandom atstatyti tiesą Mhm. arba užvožti kitam. Ir pirmas elementas yra sustot, padaryt pauzę. Dar žinai, va, tu paminėjai, aš noriu paantrinti, kaip sakai, tiesa. Va čia yra momentas, kur tiesa tai to žmogaus tiesa, nes tam kitam tai, ką jis išsakė, jo yra tiesa. Ir čia yra ta vieta, kur atsiranda konfrontacija, nes jeigu mes pradėsim įrodinėti vienas kito tiesą, vienas kitam savo tiesą, tai vat atskirti tuos dalykus, kas yra apie mane ir mano tiesa ir to žmogaus. Ir gal net nevardinti to kaip tiesa, taip kaip aš matau. Taip. Ir, Ernesta, kad jeigu aš tave pertraukiu ir tu nori toliau tęsti, sakyk, aš dar nebaigiau. Nu, kad nebūtų taip, kad aš tave perdominuosiu arba Taip, taip, pertrauksiu lygiai tave. taip pat ir aš tau, žinai, vat, taip Jo, pantrinti. Taip, jeigu ką gerai, irgi sakyt. gerai. Ir dabar. Ir iš tikro yra dvi tiesos. Iš tikro nėra dviejų tiesų. Yra du matymai. Taip, taip. Ir pagarba. Ką reiškia rinktis pagarbą komunikacijai? Aš gerbiu, kad kaip aš save matau. Aš gerbiu tave, kaip tu matai. Ir aš nebandau tavęs išprievartauti tavo matymu. Taip. Labai dažna problema pažeminimo ir skaudinimo kitų žmonių yra nepagarba jų netobulam matymui. Taip. Bet kai aš pripažįstu, kad aš netobulai žmogiškai matau. Ir aišku, kad kitas dar blogiau mato. Bet ar tikrai? Kartais būna taip. Ir ypatingai, kai moteris knisa protą ir pasako tiesą į akis. Ernesta, jūs dažniausiai būna teisūs. Problema yra tame, kad būti teisingai ir būti švelniai, atidžiai, diplomatiškai. Ir tiesa, daneš savo dušios tiesą, savo matymo tiesą. Reikia mokytis. Būtent. Ir vat tai, ką tu pasakėjai, dvi tiesos. Ir kai mes pradedam praktikuoti mokytis, abi tiesas gerbti, nes labai dažnai mums vadenasi, jeigu mes pradėsim gerbti kito tiesą, mes išduosim save. Tai yra viena iš baimių. Taip, taip, taip. Tu pratesk, nes aš per daug čia šneku. Ne, viskas Norėtųsi, gerai. kad nes tu maladės ir aš noriu, kad ir tu 50% išlaikytum dalinimąsi mūsų klausytojams. Taip, visa tai, ką tu sakai, tai 100% tiesa. Bet aš, žinai, galvoju, gerai, kai žmonės jau turi kažkokį tai suvokimą, ar, nežinau, kom tai vardinti, brandą, jau analizuoti tuos dalykus. Bet iš tikrųjų, kaip yra, kai mes ateiname į santykius, ar esame juose, aš ypatingai, vat, kiek dirbu su poromis ar ne, ir kaip poros kreipiasi, nu, tai ten N metų ir vyko būtent ta komunikacija ir tie konfliktai, bandymas įrodyti vienas kitam savo tiesą. Ir, žinai, va toks mes galim pasvarstyti, kas tokio turi įvykti santykiuose, ar lūžis, ar skyrybų, priėjimas prie skyrybų, ar jau įvykusios skyrybos ir tik kitose santykiuose, kad žmonės pradėtų mokytis komunikuoti ir iš viso keistų tą bazę ir pagrindą, kad ne apskritai turime tiesas, o matymus ir pradėtų norėti į tai gilintis. Bet kad tai būtų, čia reikės palaužti ir savo tam tikrus principus, ego, įsitikinimus. Čia gerai, jeigu mes ten nuo kokių paauglių pradedame pasakoti, kad nėra dviejų tiesų, yra matymai, bet kaip dirbti vat, būtent su tais žmonėmis ir jiems patiems, kaip dirbti su savimi, kurie jau turi susiformavusias nuostatas, požiūrį, automatinės elgesio reakcijas. Va čia kiek reikia noro ir pastangų pačiam prisimti tą atsakomybę ir keisti visą. Ir tas kelias vadinamas kančia. Taip. Mokinio kančia, kur aš baigiu išsikalinėti, keldamas savo uodegą, kad aš čia viską teisingai žinau, o tai yra gynyba savęs. Taip. Ir aš pasakau, aš su švelnumu,
matau ir arba įtariu, kad aš galiu klyst ir mano komunikacija kelia skausmą. Ir aš noriu mokytis, o reiškia, aš būsiu neteisus. O gal man trukdo, vat, kaip tu sakai, savivertė, nes Mhm. neteisiam prisipažinti reikia turėti nors kažkokią savivertę. Nes kitaip mes saugojam ant tiek, kad skauda, kad Taip, mes uždraudžiam savo mokytis. taip, Ir va dar paantrinsiu tau, kad iš principo mes dažnai turim nepagarbių tėvų istoriją, nepagarbios aplinkos istoriją, kur nebuvo pavyzdžių. Nes mūsų dažnai tėvai, jau mūsų tėvai, taip, 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 jie išgyveno, jie neturėjo laiko, jie neturėjo žinių, kaip taip. gražiau, laimingiau, džiaugsmingiau, maloniau, harmoningiau bendraut. Ir mūsų tėvai nekalti, jie nugyveno tobulus gyvenimus, viskas tvarkoj. O dabar mums yra šiais laikais skirti nauji iššūkiai, kuriuose mes galim į savo komunikaciją ir bendravimą įnešti daugiau žmogiškumo, bet tam reikia rinktis pavyzdžių, rinktis mokymus ir nemokamus su treneriu greičiau, bet brangiau. Taip. Kursai, treneriai. Čia jau kiekvienas pasirenka pagal savo norus ir galimybės, ką naudot, nes Ernesto, žinok, komunikacijoj, nu vat, sekantis bajeris. Diedo pavyzdys. Ne Aha. Diedo, Bobas. Šį kartą kažkaip aš ant bobų varau. Ant bobų raunė šį kartą. Jo, nes tu... Gausi Ai, žinučių tuoj. jo, tai dabar. Mes dirbam su pora ir vyras papasakojo kodiniais žodžiais, ko jisai nori. Ir jisai pasakė vieną kodą - supratimo. Mhm. Ir mes pradėjom eiti į detalės, kas tai, nes vien tik tai šitas kodas, Taip, jisai yra plakatas. Jisai nieko gero nepasitarnaus. taip, taip, Ir taip. mes taip išskleidėm tą temą, kad abu suprastų, nu, kas jam tai yra supratimas, kas jai yra supratimas. Ir tai dar netarnavo. Ir tada mes kalbam ir jisai pradeda pasakoti apie vieną avariją, kuri įvyko, ten moteris neteisingą komunikaciją pasirinko. Ir jisai pradėjo pasakoti savo logiką, kaip jisai jaučiasi. Ir moteris tuo metu pradėjo jį pertraukinti ir ginčytis. Tu prasme, standartinė situacija, kuri vyksta va čia ant sofutės, supranti. Nuneigimas kito matymo, ne taip nebuvo, bet tai vyksta, nes Taip, jinai matė visai kitokių kampų. Ir tai yra, nu, normalu, tik klausimas, taip. kaip mes tai komunikuosim. Ir aš jai parodžiau, sakau, tavo vyras jaučiasi nemylimas. Ir iš principo, tu ginčiasi su jo nuomonė ir tu net nebandai, kai vat, ruoši atsakymus, įterpinėjai savo vertingą informaciją, savo informaciją. Bet tuo metu, kai tu su juo ginčiasi ir terpinėjai informaciją, tu negirdi. Ir negirdėdama, tu nenori, tu rodai, kad tu toliau jo nemyli. Ir paskui nemylimas vyras, o aš ten paskui parodžiau. Aš, nu, kai sugauni, va, subtiliai Taip, komunikacijos taip, kai su pagauni sutuoktiniu, tuos abu. Mhm. nes į detalės gi reikia žiūrėti, kai tu irgi, kai dirbi su porom, jeigu dirbi Taip, su porom. taip, Taigi, velnės detalėse slypi. Ir dar vienas dviejų. elementas įvyko. Jisai pradėjo pasakot, su juo pradėjo barbent ginčytis ir komunikuoti, aš tavęs nemyliu, aš tavęs nemyliu, aš tavęs nemyliu. Ir tada vyras pradėjo kelti balsą ir jie atsekė ir sakau, o kaip tu reaguoji į balso nu, moteriai klausiu, o kaip tu reaguoji į Taip. balso pakelimą? Kaip į nepagarbą, aš nenoriu Nepagarbą. toleruoti to, taip toliau. Palauk, tu spjovė į veidą, davai surklų per galvą ir dabar tau davė atgal ir tu skundėsi, kad tau davė atgal. Čia taip įdomi istorija. Nori, kad nekeltų balso? Nori, kad būtų su tavim švelnus? O tu ar jį myli iš tikro? Ar tu čia pasakoji, aš tave myliu plakatais savo vyrui? O kaip Taip, tu taip. darbais, kaip tu savo dėmesiu, kaip tu noru suprasti jį, jo klausai? Ir vienas iš dalykų yra, mes kai nelaikom, apie liežuvio nelaikymą kalbam, mes bandom ir kiekvieną kartą savo nuotaiką, savo mimikom, savo mintim, replikom nelaikom liežuvio už dantų, o kai dirba liežuvis, nedirba ausis.
ir nedirba esybė, kuri klauso. Mhm. Mhm. Pratęsk, prašau, nes mane neša Jo, nuo šitos jo. temos. Tai Jo, neša ir aš noriu irgi pasakyti, ir vat, liečia tai, ką tu sakai. Ir dabar žiūrėk. Bet yra du būdai, du keliai. Dabar šitas vyras, va, man šitą situaciją, ne? Šitas vyras turi poreikį jaustis suprastam, nu, tarkim, ten įvertintam, nu, ir taip toliau. Moteris nori pagarbos. Kiekvienoje konfliktinėje situacijoje, taigi du žmonės turi skirtingą poreikį, štai dėl ko atsitinka konfliktinė situacija. Bet dabar žiūrėk, klausimas. Jie dažniausiai žmonės, ką aš esu pastebėjusi, renkasi du būdus. Vienas, arba eina tuo grubiuoju keliu, tujinimai, kaltinimai, įrodinėjimai, nuneigimai, arba, vat kaip sakom, nu moterie, nebūk boba, palaikyk liežuvį už dantų, bus tada nutilėjimas savęs, išsižadėjimas, užspaudimas, nuoskaudų kaupimas ir žmonės dažniausiai balansuoja tarp tų dviejų. Ir taip. visada, visais atvejais, kai ateina poros, žinai, pas mane ir sako, nu, mūsų situacija čia yra tokia, kur tu dar negirdėjai. Ir aš jau gaudau ir žiūriu. Kažkuris sėdė ant šito arba ant šito. Tai mes va mokomės trečio to būdo, kelio, ar ne? Kaip nei kaupti, nes ten, kur kaupsi, žiūrėk, nei vienu, nei kitu atveju nėra poreikiai patenkinami. Pavyzdžiui, kaip ten to jausti dėmesio, ar ne, ar pagarbos. Tai va čia ir prasideda komunikacijos grožis. O kokiais būdais mes kalbėjome apie savo poreikius, kaip mes supažindinome savo antrąją pusę apie tai, o kas man yra dėmesys, o kas man pagarba. Čia ir tas pats ribų brėžimas eina. O kur buvo tas vyras, kaip jisai tai moteriai paaiškino, o kas jam yra ten ta meilė jam, ar ne? Ir atvirkščiai. O po to jie tik kapojasi dėl pasiekmių. Super. Ar baigiai? Taip, taip. Turim kritiką. Man Vilma rašo daug tujinimo iš profesionalo. Automatiškai užblokuoja moteris. Kažkas ne taip. Kažkaip kitaip, manau, reikėtų. Ernesta tą daro profesionaliai per klausimus. Ernesta, tau komplimentai, man pastaba. Ačiū, Nu, gerai. Vilma, už pastabą. Pas mane ateis ir aš rezonuosiu tam tikrai žmonių grupiai. Ir Vilma, tikiuosi, kad aš, nesukuriu visiško, kad atstumimo, kad pačiai būtų naudinga ir informacija iš manęs. Aš tik tai jau nusistačiau savo vietą gyvenime ir kaip aš komunikuoju. Ir aš komunikuoju taip kaip žmogus, labai nuoširdžiai, labai betarpiškai ir kai kuriems žmonėm tai užkilbasina, nes tai yra būtent dalis žmonių mano komunikaciją priima kaip nemandagumą. Bet aš žinau, kokią žmonių grupę mane priima. Aš nebeaukoju savasties savo tarnavime. Ir daliai žmonių, jeigu aš esu neskirtas, jie paprasčiausiai manęs neklausys ir nepriims. Kadangi aš turiu tikrai daug klientų ir žiūrovų, kuriem tinka. Aš su pagarba matau, kad netinka, ką dabar darysi. Bet aš per atgalinį ryšį pamačiau, kad iš principo būdamas savim šitoj vietoj, būdamas prasčioku, Anot ko? ne, bet Vilma yra teisi, jinai tik taip pasakė pageidavimo. Tai yra viso labo pageidavimas, bet tai yra labai gera mokymosi priemonė savastį išlaikyti. Vat Vilma paprašė, bet jinai paprašė gražiai, mandagiai. Ir kas įdomiausia, tada ta komunikacija, manyje neiškyla priešiškumas ir aš galiu lygiai taip pat mandagiai pasakyti, aš toliau tęsiu lygiai taip pat, kaip tęsiu. Ir nepatinka, nežiūrėk, nebus. Mane gerbė su mano situacija, pasakė švelniai, gražiai, ko norėtų. Aš lygiai taip pat pagerbėjau jos. Ir šitoje komunikacijoje įvyksta, ta prasme, jinai nenueina į konfliktinę situaciją. Tai yra irgi mokymo priemonė. Atėjo komunikacija, mano reakcija, aš išlaikiau joje savastį, pagerbdamas kito žmogaus matymą, pasakydamas, aš nieko nekeisiu. Aš jau, kas užaugo, tas užaugo, man 50 metų. Ir kadangi pas mane yra žmonės, kurie man per mano tarnavimą tiekia man pinigus ir aš gerai gyvenu, aš tol nedarysiu išvadų.
kol nepasikeis situacija ir mane, pavyzdžiui, nemokys kalbėti dar profesionaliau, kaip, pavyzdžiui, šaunuolė Ernesta kalba gražiai, elegantiškai, tiesiog Žinok, aš visaip nuostabiai. kalbu, manęs irgi būna nemėgsta, nes aš labai tiesmukai kalbu. Kaip tu ir sakai, Šarūnai, kiekvienas mes turime savo tiek auditoriją, tiek žmonės, kuriem rezonuoja ir būtų keista, jeigu mes visiems patiktume. Nes Taip, kiekvienas pagal savo tai, ko jam reikia, kas jam rezonuoja, kokia ir pateikimo informacijos, ir manieros, ton, nu kaip pasakyti, pats būdas pateikimo. Dėl to, kaip sakau, kiekvienas specialistas turi savo žmonės, kurie tiki būtent to žmogum, nes, nu, atitinka tai, ką kalba, žinai. Tai čia viskas yra ok. tai dabar, Bet, žinai, tai, mes tokia. Sakyk. taip, aš siūlau toliau pereiti prie labiau temos dėstymo, nes ir mes jau perkopėm pusvalandį. Taip greitai Ir bėga laikas. taip, dabar, dar viena prisišnekėjimo tema yra priekaištai. Ir priekaištas palaidom liežuvyje, jis susilpnina oponentą, jį nuveda į gėdą ir kaltę. Ir tu matyt irgi rodai iš savo žmonėm, su kuriais dirbi, žmogus netenka jėgos ir energijos, kai mes priekaištaujam. Ir vienas iš dalykų yra labai durnu, kai mes iš tikrųjų mes ateinam su užduotim ir noru ir poreikiu. Taip. Bet mus dažniausiai tėvai ir seneliai išmokė priekaištauti. Ir mes nematom, kaip priekaištas užsabotuoja visą procesą, kur mes ateinam su savo, pagerbdami savo poreikį. Ir šitoj vietoj, kai aš priekaištauju, mūsų antra pusė, kolega, mylimasis, mylimoji, nemato poreikio mūsų. Ir mes negaunam Vienareikšmiškai to mes patys jo komunikacijoj. neatskleidžiame per Taip, priekaišto filtrą. Kitaip sakant, patys nepasirūpiname savo poreikio patenkinimu, nes nemokame taip pateikti, kad jis būtų išgirstas. taip, Nes antroji pusė tai priima taip, kad reikia gintis iš karto. tai va. Ir dabar priekaištai abipusiai arba iš vienos pusės, jie praktiškai kastruoja tai, ko jūs norėtumėt iš tikro gaut. Ir žmonės dažnai pasakoja, kad jiems trūksta to ir to santykiuose. Bet dažniausiai tai yra plakatas, kad aš čia to noriu. Bet mes viską darom, kad to negaut. Ir va tas negaut yra vienas iš dalykų, yra priekaištas savo ypatingai artimiausiam žmogui. Ir jisai vėl yra prakeikiamas. Ir Ernesta pratęs, kaip iš to išeiti. Taip, aš jau knieti man ant liežuvio galo. Davai, varyk, Ką Ernesta. keisti, kaip pakeisti, ar ne? Nes mes galime sakyti vieną, nu tai aišku tas kelias. Pirma, jeigu jau atpažinome, kad priekaištaujame, tai yra nuostabu. Jau pripažinti, ne? Čia kaip alkoholikui pripažinti, kad aš turiu problemą, tai jau čia yra pusė kelio į pasveikimą. Tai vien prisijėmimas to, kad palauk, aš iš tikrųjų priekaištauju. Ir jeigu aš pripažinsiu, kokiais būdais skaudžiausiais, čia galiu pajungti ir į partnerį ir net paklausti, o kaip tu girdi, nu, įsivaizduok, kaip čia reikia vat, ir su ego sudirbti, ateiti ir paklausti partnerio, koks elgesys mano tau nepatinka, arba kodėl, žinai, kaip moteris dažniausiai skundžiasi, bet viena pagrindinių problemų yra, kad vyras nesišneka. Vyras tyliai atsiriboja, atsitraukia ir mes analizuojam, kai pas mane ateina moteris, ane, arba vyras, aš nedirbu su kito žmogaus pakeitimu. Mes tada ir analizuojam tą, kuris atėjo, sakau, gerai, atidėkime tavo partnerio dalį ir pažiūrėkime, o kokiu tu savo elgesiu prisidėjai prie to, kad tavo partneris atsitraukia ir atsiriboja. Ir mes paimame konkrečias situacijas ir žiūrime ten. Tujinimas, kaltinimas, vertinimas, savo tiesos primetinėjimas. Ir kai moteris, žinai, čia pradžioje kaip kalbėjom, su ta savo energija ir dideliu kalbėjimu jau ten užvaro. Ir vyras galvoja, gerai, metu ginklus ir viso gero. Ir po truputėlį atsiriboja. Plus yra nuostatų, kad dar, jeigu bent kažkada vyras atskleidė kažkokią informaciją jautresnę apie save ir jeigu moteris tai panaudojo paskui prieš jį, ar ne, ar ten priminė, kad tu ten tada tą padarei, tai vat tai ir atitolina būtent tą vyrą, ar ne, nes jis po to girdi kaip priekaištus visą tai.
Tai vat į ką keisti, mes nežinome, nu vat tai pirma atpažįstame, kad mes tai darome. Ir, nu aš kaip sakau, vat būtent ir savo mokymuose, ir tiek per konsultacijas mes ir mokomės, o ką daryti, einame per tuos principus, per tuos žingsnius. Ir pirmiausia, pirmas pagrindinių dalykų tai yra nustoti kalbėti apie kitą, ką tu padarai, koks tu ten vertinti, kaltinti, mes kalbam apie kitą, ar ne, o slypi mūsų poreikis tikrasis tai apie save. Kas tai yra apie mane, kai aš kalbu apie tave? Tai iš vis aš liepiu savo klientam, išmeskite žodį tu, pradėkim kalbėti aš. Kalbame apie faktinę situaciją, galim, nežinau, net pavyzdį kokį nors paimti, čia aš naudoju tokį labai paprastą pavyzdžių, ar ne, moteris įėjo į kambarį, grįžo, įsivaizduokim, po darbo, ten po sunkios dienos, ten vaikai laukia namuose, grįžta namo ir mato ant lovos gulinti vyrą, ar ne, ir jai jau pirmas iš karto, tinginys galbūt iš vaikystės, gal matė kaip mama ten, ar tėtis, ar ne, vat kažkas tai surezonuoja, ir pavyzdžiui, gali ir pasakyti, tu tinginys, tu man nepadedi, aš čia viena vargstu ir ten taip toliau, vat pirmas tas toks, ar ne? Tai vat, tarkim, tu esi tinginys, arba tu man nepadedi, arba tau nerūpi šeima ir tau tik ten visa istorija, vyras ką išgirs? Priekaištus. Taip. Bet kaip dabar, vat, duokim žiūrovams pavyzdį, kokiu būdu keisti šį priekaištą, kad jis būtų sveikas, skatinantis komunikaciją, skatinantis atsižvelgti tiek į moters, tiek į vyro poreikį ir kad iš būtent to diskusijos išaugtų kažkas gražaus, nes, kaip sakau, konfliktai, juk jie yra auginantis, jeigu jie teisingai sprendžiami, ar ne? Ja. Taip. Tai galiu pratęsti. Pratęsk ir aš paskui pridėsiu, nes tai yra jaudinanti tema mums. Taip, nes reikia duoti būtent tų įrankių, nes mes kalbam apie tai, ar ne, viskas negerai, bet ką daryti. Tai vat pirmiausia, tai yra atpažinti per save aš. Kai aš matau, tai pirmas dalykas, pažiūrėkime, koks faktinis veiksmas, žodis ar dalykas santykyje su kitu, nes būtent sąveikaudami su kitu mes juk ir pažįstame save. Kol mes esam vieni, mes galim galvoti, kad mes jau čia nušvitom, viską mokam. Tik turim santykį, vat grįžau namo, pamačiau vyrą. Koks faktinis veiksmas manyje sukėlė ką? Pyktį, nusivylimą, ar ne? Tai vat būtent jeigu sakysim faktas, kad pamačiau tinginį vyrą, ne, čia yra ne faktas, labai sunku faktą yra. Būtent, kai pamačiau gulinti ant lovos vyrą, manyje kilo pyktis. Tai vat, pirmas dalykas, į ką keisti tu, tai yra keisti aš. Aš jaučiuosi, man atrodo, aš galvoju, aš interpretuoju. Kai aš kalbu apie save, aš neliečiu kito. Vadinasi, turiu terpę kalbėti apie save tol, kol mano partneris nejaučia kaltinimo. Tai atvers vyro ausis šiek tiek išgirsti, kai mes kalbėsime ne apie jį, koks jis blogas, bet apie save, kad įsivaizduoju, kaip man atrodo. Nu tai dabar pavyzdys, kaip ta moteris galėtų sakyti. Nu gerai, jinai pamatė, atpažino, vat kaip Šarūnas sako, neikim impulsyviai, ar ne? Pagalvokim, nu vat, okei, aš galiu ateiti ir pasakyti vyrui, tu įsivaizduoji, grįžtu namo, čia pavargus po visos dienos ir matau tave gulinti. Ir įsivaizduoji, kas man sukilo. Galbūt man pyktis, man iš karto kuriasi istorija, kaip aš čia, koks moters poreikis, galbūt dėmesio, galbūt nuėmimo rutinos kažkokios pagalbos, gal apkabinimo, jinai nori dėmesio, švelnumo iš vyro, tik klausimas, kaip ji pasiims jį. Tai vat pirmas tas toksinis būdas bandė pasiimti per priekaištą, vyras net nepagaus to, ten užkasta po 9 užraktais. Bet jeigu aš prieisiu ir papasakosiu vyrų, kad man pamačius tave gulinti ant lovos kilo šitas, ir būtinai, nu čia yra nesmurtinės komunikacijos tie žingsniai, bet paskutinis čia raktas. Būtinai vyrui reikia duoti veiksmus, kurių aš noriu, kas man būtų mano poreikio patenkinimas, kaip tu sakai, Šarūnai. Jeigu, pavyzdžiui, aš jausiuosi svarbi, jeigu, pavyzdžiui, mes galėtume susiplanuoti ten buitį, jeigu tu mane pakviestum kartą per savaitę į pasimatymą, galbūt ten, nu, suprantat, duoti įrankį, kad partneris suprastų, o ko man reikėtų man apie mane. Ja. Ir dar paskutinis grįžtamasis ryšys klausti, ką tu apie tai manai, kas tave motyvuotų man tai duoti. Ir tada mes turime lygybę. Ir o vyras galbūt sakys toj situacijai, o aš tik grįžau po visos darbo dienos, ardamas per 2 darbus, atsiguliau, priguliau.
Ir kai jis išgirsta moters priekaištus, jis tada pasijaučia nevertinamas už jo pastangas, numenkintas, nuniekintas, jis irgi tada atsiranda savo nuoskaudose. O jeigu du žmonės pasikalbės, tai kitaip sakant, va čia yra tas trečias būdas. Ne, nes pažiūrėkim dabar, aš užsivedus duok man dabiškai pasakyti. Gerai, gerai, Moteris, gerai. įsivaizduokim, arba jinai nutilėtų, prisimenat, vienas eina per priekaištus, tu tinginys, o kitas, oi ne, nebūsiu ta bjauri boba, ne? Nutilės, jinai grįž ir tada viduj ten siekla kerosis, tokie nuoskaudos, kur jinai, nu, va čia irgi yra blogai. Ir tokio, aš turiu klienčių ir tokių, kur jinai metai iš metų kaupia, tyli. Vyras sako, aš turiu tobulą moterį, visada, visur sutinka, visą kito. Jis ateina ir sako, viskas nori skirtis, nes jau batai jau čia per tiek metų. Tai irgi yra blogas būdas. O tas trečias tai yra, mes visada galime išsakyti, kaip mes jaučiamės, tol kol kalbėsim apie save, apie savo jausmus ir galim paklausti partnerio. Nu va, o kaip tu į tai žiūri? Gal pasitarkim, ką padarom, kad abudu jaustumėmės geriau? Susitarimai iš viso santykiuose svarbus. Gerai, baigiau, varyk, antrink. Oi. Man labai patiko. Praktiškai už mane papasakoju viską ir aš tik tai patepliosiu, padalinsiu ir įrėminsiu paveikslą, kurį nupaišė Ernestas. Tai dabar. Ne tu, o ko aš noriu. Kaip aš jaučiuosi, bet ten reikia labai atsargiai, nes galima labai staigiai apkaltinti. Taip. Be to labai vyrai jautrus. Prisiema atsakomybę ir iš karto mostelį kaltė. Bet ko aš noriu? Ir vienas dalykas, ko šiuo metu aš tikiuosi iš tavęs. Nu, padaryk tą ir tą. Pabūk su manim 5 minutės. Kabink mane, prašau. Padėk išnešti šiukšles. Padėk užkabinti paveikslą. Padėk sutvarkyti vaiko žaislus. Ir kai mes pereinam nuo bendrinio, tinginio, į mikro pasakymą, ką reikia. Arba yra, aš su viena šeima kalbėjau, dariau interviu, jų sėkmės priežastis yra, kai jie po darbų susirenka ir su savo vyresniais vaikais, ta prasme berniukai, bet jau pakankamai virš 10 metų, ir susidėlioja darbus. Nu, kas ką darys? Taip. Ir pasidalint, pasakyt, ko nori. O kai pasakysi, ko nori, vyras pavargęs gali sakyti, ne, taip, ne dabar. Toliau, kitas variantas. Moteris visa išsigandus, įsiskaudinus nuo pasaulio pasitinka vyrą, grįžtantį, pavyzdžiui, vėliau. Ir ką daro, jie susiginčia. Išaiškėjo, kad moteris užpuolė vyrą, bandydama išsikalbėti. Jinai neparuošė vyro. Pasakydama, tu nekaltas, dabar aš noriu išsikalbėk. Pabūk man, nes dabar taip, būk didvyriu, man ant tiek blogai, kad aš noriu dabar išsikalbėti, nepasiant to, kad tau reikia pailsėti. Bet reikia nurodyti laiką, kiek reikia išsilieti ir biškį pabūt. Dažnai moteris ateina, sukelia konfliktą pati, pasitikdama vyrą, arba atvirkščiai, tik tai dėl to, kad ateina iš aukšto arba per didelių skausmų paprasčiausiai, iššaukia tą partnerio gynybą. Todėl, ko aš noriu, vėl grįžtam prie Ernestos, o ką aš darau ne taip, arba, ten reikia, dabar mes nesudėsim visų algoritmų ir visos išminties, kur poros mokosi, kaip daryti. Aš dabar svarstau, ką duot, ko neduot, nes paskui galiu pridirbti jums. Bet ko noriu ir kas suveiks. Kaip aš turiu komunikuoti, kaip aš turiu kalbėti su žmogum, kad rezultatas būtų normaliai išgirsta informacija ir aš gaučiau tai ir aš nesugadinčiau santykių ir neužgaučiau jo ir aš neišduočiau savęs. Ir dažnai mes daužomės į stiklą su savo palaidu liežuviu, todėl kad atsisakom matyti, kad neveikia mūsų komunikacija. Ir kai aš pradedu, tokiose detalėse, jeigu aš matau istoriją, kad pas tave neveikia ir baigiau kaltinti kitą žmogų, tinginys ten nerūpi, taip toliau, būna. Bet čia jau atskiri atvejai ir jie retesni, negu mes norėtumėm. Ir mes jeigu nusiimam prakeikimą ir pasakom, gerai, o jeigu aš jį darau arba ją darau,
O jeigu aš čia noriu tikėti tuom, o kaip man vis dėlto kūrybingai pasielgt kitaip, negu aš pripratusi, kad tai įvyktų? Bet tam reikia palaukt, sustot, įsivertint iš tikro, koks yra mano poreikis arba kas užkabinta, bet kas užkabinta, ten labai stipriai nereikia lįst, kalbėt apie tai galima, va, kaip Ernestas sakė, bet pagrindinis momentas, o ko aš noriu? Ir kaip aš galiu ištransliuoti tai į paprastą komunikaciją, pagarbę sau ir kitam. Su širdies jautrumu. Ateit, pasakyt, nesižemint. Nes čia va aš turėjau va porą, kur vyrą užkelbasino, tikrąja šio žodžio prasme, kai moteris ateina ir kaip vargšiukė, duok pinigų. Aukos pozicija. Mhm. Taip. Nes tai yra irgi manipuliacija, iš džemo. Labai dažnai palaidas liežuvis ir prisišnekėjimas yra iš aukšto, kur mes vidinio vaiko pozicijoje ten simuliuojam su šitą tėvą ir kaip ant vaiko varom ant kito. Čia yra labai dažna problema, komunikacija iš puikybės, žeminant arba nusižeminus. Ir vat kaip Ernesta pasakojo, yra va šitos dvi centrinės problemos komunikacijoje. Aš patvirtinu tą patį iš savo praktikos, kaip aš būdamas, gerbdamas save arba gerbdamas save, galiu pakviesti žmogų, pasakydamas, ko aš noriu. Ir daugelis žmonių, labai informatyvu ir įdomu, lauksiu įrašo, nes trukinėja ryšys. Taip. Tai va, ir labai žmonės dalyvauja, tik nebuvo klausimų, nes greičiausiai trukdo jiems, nes po biškį mažėja matomumas, nes žmonės paprasčiausiai jau pasakė, tiek to. Ir turi kantrybę žiūrėti. Jo, kas be ko. Ir Ernesta, dabar mes jau galim po biškį finalizuoti, eiti link pabaigos, kadangi nebuvo pastabų klausimų, sekundėlę aš pažiūrėsiu pradžioj. Taip, pasižiūriu, ar nebuvo. Ne, tai buvo tik tai patarimai. Transliacijos kokybė prasta. Tai dabar, Ernesta, ar tu nori dar kažką tokio pakelt, nes būtų dabar užteks, šiam kartui užtektų, Taip. bet jeigu tave dar vis kelbasinai rauna, nelaikyk savyje. Viskas gerai. Aš tik tokio norėčiau palinkėti, ar kaip pasakyti, daugiau jautrumo ir pažeidžiamumo poroje, nes mes labai to stokojame. Tarsi atrodo, neisiu, nepadarysiu, nepasakysiu, nes tu taip nedarai. Mes visą laiką laukiame iš kito pirminio impulso ir iniciatyvos ir po to impulso jau tai skatintų ir mane atsiverti. O partneris lygiai tą patį galvoja. Tai reikėtų pradėti nuo savęs, aš kaip sakau, jeigu aš matau, kad aš negerai jaučiuosi, turiu nuoskaudų prikauptų, žinau, kad neišsikalbėjau ir manyje stovi kažkokie dalykai, iš neišspręstų konfliktinių situacijų, nes čia mes ir nepalėtėm tos temos, čia dar kita atskira tema. Kurie? Kaip po konfliktinių situacijų žmonės sugrįžta į santykį. Ir kaip čia gera tema. Skaudos, nes būtent žmonės galvoja, kad prabuvo keletą dienų ar valandų, ar ten parų pagal tos poros, ar ne, ar ten nekalbadieniuose kažkokiuose. Ir po to, kaip niekur nieko, tai susitaikom, gerai. Tai visas tas dalykas, dėl ko vyko konfliktas, jisaigi persineš po to, jau čia yra į pamatą, plyta į pamatą. Ir jeigu tai nebuvo iškalbėta apie ką, kaip tu matei tą situaciją, kaip aš mačiau, ką darom, kai matysim, kad vėl artėjame. Tai nuo tų dalykų ir kaupėsi nuoskaudos, ką noriu pasakyti tam, kad būtų galima eiti į tai, mes laukiame iš kito. Tai pradėti nuo savęs, jeigu aš jaučiu, kad man netinka, mano poreikiai netenkinami ir aš nutyliu, tai eiti per tą tokį jautrumą, pažeidžiamumą, bet kaip Šarūnas sakė, ne iš aukos pozicijos, kad man blogai ir aš čia jau, bet iš to, kad aš jaučiu, kad kažkas ne taip ar ne ir kur aš matau įvardinu savo, kur geriausias raktas, čia tokį raktą, jeigu norite prakalbinti antrąją pusę, pradėkite nuo atpažinimo savyje, tų klaidų ar neigiamų dalykų. Pavyzdžiui, ateinu pas jį ir sakau, greičiausiai tu jautiesi kaltinamas kažkuriuose vietose, ar ne? Ar tu jauti, kad aš tave gal puolu? Ir sakai, jo. Ir tai bus raktas į pokalbį, kur mes
suprasim, kad kitas prisiema atsakomybę, tada tai motyvuos ir mane atsiverti ir prisimti, kur aš klaidas darau. Tai mes kalbėsim ne kur tu, bet kur aš ir gal tu matai, kur tu taip pat norėtumai pasitemti. Sėskim į vieną valtį ir klokim, žinai, o nedaužykim su tais irklais viens kitam per galvą. Ir vietoj puolimo ir kaltinimo ir tujinimo mes, a, mes pasirenkam kvietimą svarstymui. Kvietimas diskusijai. Ir kartais žmonės dar vieną daro klaidą. Jie, kai užkyla, tada ir svarsto. Ir vietoj to, kad jie fiksuotų, prajaustų savyje, pasižiūrėtų ar savyje, mano tai žmona darydavo, kai mokėsi santykių, jinai pirmą prajausdavo, prasinalizuodavo savyje ir tada ateidavo ir svarstyti. Nes tada Taip. būna nurimas tonas. Nes labai dažnai mes tik tai, kai mus jau pučina, mes tada ateinam. Ir tada yra labai sunku suvaldyti visą tą mašiną. Taip. Ir pakviesti svarstymui reikia tada, kada jums abiem yra pakankamai gerai. Kai jūs vaikštot, kai jūs sėdit prie stalo, kai valgot gal ne, bet šiaip. Pakalbėt, nelįst į per didelį intensyvumą. Intensyvumas, kai užkyla ir tampa konfliktu, reikia mokytis numažinti energiją, nes jau ginčas ir konfliktas, va tie tikrieji, tai rodo, kad yra klaida. Labai retai, kada reikia ginčų ir konfliktų. Taip, prašau. Aha. Noriu pasakyti, paklausiu klientų, kiek kalbate apie santykius ne konflikto metu? Zero faktiškai. Tai vat- Abu su Ernesta. Kiek? Jo, nes vat ir būna, kaip tu ir sakai, užkilimo metu, aiškinamės čia ir dabar. Nuslūgo, žmonės galvoja, kad dabar tai mes tikrai negalim kalbėti, kai yra gerai, nes jie nenori sugriauti neva susitaikymo. Taip. Ir tada ten lieka betonuojas tos problemos. O apie santykių problemas ir reikia, kai mes žinome, kaip tai daryti teisingai, nes žmonės, neturėdami tų įrankių, jie bijo vėl sukelti konfliktą, žinai. Sakys, nu va, tik nurimom, susitaikėm ir vėl tu čia pradedi, žinai. Bet jeigu mes kalbam per save, kviečiame į dialogą, į tą tokią refleksiją, tai būtent tai reikėtų daryti jau, kai yra nuslūgusios emocijos. Ko Jo. žmonės iš tikrųjų, mes nemokame to daryti ir čia to reikia mokytis. Taip, kad temos yra kitiem kartam, kaip išgyventi po konflikto, kaip pratesti konfliktą. Labai įdomios subtemos, taip. Ir kadangi 51 minutė ir mes šiandieną jau privalom baigti. Dabar, jeigu kam nors, vat buvo nekokybiška, transliacija buvo prastas garsas, taip toliau, uždėkit laiką ir lavą. Jeigu jums nepatiko, uždėkit hagą. Sekundėlę va dar prieš prievartavimą žmonių laikų. Klausimas, ar visi žmonės yra prakalbinami ir ar produktyviam pokalbiui tik trūksta komunikacijos žinių, visai būna. Ernesta, trumpai atsakinėk, prašau jau dabar, nes mes jau turim baiginėti. Jo, viena yra komunikacijos žinios, kita yra mūsų patirtis. Įsivaizduokim, jeigu žmogus niekada vaikystėje nebuvo kalbintas ar klaustas, kaip tu gyveni, kaip tau sekas, pasakyk, ko tu nori, nes galbūt už jų visada buvo nuspręsta, ar ne, kad pasakiau taip ir bus ir taip toliau. Tai šitas žmogus gali neturėti apskritai ir įgūdžio, ir jaustis nejaukiai, plus mes esam visokių tai tipažų. Tai yra kompleksiška, tikrai. Šarūnai, dar tu paantrik. Jo, ir kitas dalykas, jeigu yra kitas žmogus, nes Lina, taip, tai yra atsakomybė už save. Problema yra tame, kad jeigu mes pradedam per stipriai vilkti atsakomybę kito žmogaus, pavyzdžiui, žmogus nemoka bendrauti, tylus, taip toliau, reikia pažiūrėti, ar mes nevilkom komunikacijos už abu, nes abu, kai auga, darosi gera komunikuoti poroj. Ir kitam, jeigu trūksta komunikacijos žinių, čia yra labai rimta vieta nusistatyti, kur yra mano dalis, o kur yra jo dalis. Ir čionais jau yra tada arba augimo klausimas, arba poros komunikacijos klausimas, arba teks privedinėti žmogų, jeigu tai kelia nežmonišką nepatogumą, jeigu su to negalima susitaikyti. Bet tą reikės daryti labai labai švelniai, gražiai,
kalbėtis labai diplomatiškai ir bus labai sunku diplomatiškai prie to privest žmogų, kuris, pavyzdžiui, neturi įgūdžio atsivert, įeiti artumą, nes jisai pats nėra su savim artume. Čia yra daug niuansų. Ir sutinki, Ernesta, ar prieštarauji, kad tai yra labai Labai subtilu ir svarbu. Taip, labai rimta labai, tema? labai. Dabar taip, ačiū Žygį, aš pažįstu Žygį pats asmeniškai, puikus jūsų duetas, lauksime daugiau tokių transliacijų. Tai dabar mus pagyrė, o kadangi pagyrė, tai dabar mes turim vieną norą papildomą, kaip iš to katino, kuris vaikščiojo vienas. Bet dabar, ačiū visiems už laikus, matau, šantažo daugiau nebereikia. Ačiū už padėkas, ačiū už pastabas netgi man. Nes jeigu tokių pastabų pradės daugėt, pavyzdžiui, kaip Vilma, aš pradėsiu įsiklausyt. Tai va, tai Lina, va, ačiū šilti linkėjimai Ernesta. Tai ačiū tau labai už tokią duetą. Žinok, tai yra, vat, su Milda Sabienė turėjom labai tokį gerą duetą. Žinok, tu neprastesnė. Nes su Milda buvo duetas 10, va žmonės sako, geras duetas. Taip kad ačiū tau, kad sudalyvavai su manim duete. Tai aš tave, jeigu ką, pasikviesiu kitiem kartam ir jeigu tu jaus, kad tavo dušiai norisi su manim sudalyvauti kažkokiai tokio transliacijai, juo welcome. Taip kad ačiū visiems, ačiū už visus laikus, lavus, hagus ir iki kitų kartų viso geriausio. Viso gero.